Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Sveiki visi sostinės krepšinio mokyklos treneriai, tėveliai, auklėtiniai. Eteryje vėl SKM podcastas, o šį kartą svečiuose krepšinio, golbolo treneris ir krepšinio muziejaus, o dabar jau sporto muziejaus įkūrėjas Valdas Gecevičius. Sveiki, Valdai. Sveiki, malonu. Kaip jaučiate šiandien čia basketinių studijoje? O aš jaučiuosi šiek tiek neįprastai, kadangi daug neteko tokių, gal netgi pirmą kartą, ko gero, podcastuose tokiuose pokalbiuose dalyvauju, tai šiek tiek įdomu. Sako, kol yra pirmų kartų vis dar jaunas esi, ką? Jo, čia metai bėga, bet stengiesi iš vidaus būti jaunas, tada mažiau sensti, mažiau galvoji apie kas bus, apie senatvę ir eini į priekį su naujom idėjom. Tai malonu, kad pakvietei. Kiek, Valdai, jų metų jums? O, jau daug, kiek čia dabar metų, jau yra 63. 63, na tai pats dabar gražiausias laikas auginti anūkus, ne? Ir kiek jau turite anūkų? Turiu 4 anūkus, bet 2 Italijoje, 2 Vilniuje. Bet auginti čia, kai sakau, čia seneliai tik tai gali palepinti, prižiūrėti kažką, kai reikia, tai irgi padedam, bet augina ir auklėja tėvai, nes seneliai gadina visą auklėjimą tėvų. Čia jau yra tokios taisyklės, buvo čia iš kartos į kartą, ko gero. Kitaip tėvai auklėja, kitaip žiūri, kita karta, bet tikrai... Valdai, kaip jūs tėvai auklėjo ir kaip tas krepšinio kamuolys atsirado jūsų rankose? Aš gimiau Zarasų rajone, visiškam kaime. Zarasų rajonas tikrai ne krepšinio kraštas, net dabar turbūt ten nėra skyriaus krepšinio, nors yra entuziastų, kurie ten prie sporto mokyklos, ten žinau, organizuoja 3x3 ir turnyrus, bet tokios sekcijos kaip ko gero net nėra. Ir aš nežinau, kodėl man tai patiko krepšinis, gal todėl, kad pradėjau žiūrėti tada Tarybų Sąjungos čempionatą, Žalgiris žaidė ir Kauno Žalgiris ir Vilniaus Statyba. Ir gal todėl, kad aštuonmetiai, kurie Imrodo aštuonmetiai mokiausi, vykdavo aštuonmečių ten turnyrą tokių mokyklų, žaidžiamų lauke, salės atsirado tik tai vėliau iš 2 sujungtų klasių, iškasė kiek galėjo pamatus ten, kad būtų nelabai trukdytų mes kamuolį į krepšį, bet vis tiek lubos buvo nedaug virš skydo, bet fizinio pamokos vykdavo toj salėje žiemą ir žaisdavom krepšinį ir kultivuodavom kitas sporto šakas. Bet man būdavo kažkaip tai iš vidaus netgi tas krepšinis, aš mačiau ir per televizorių eidavom pas kaimyną žiūrėti, nes savo dar neturėdavom pradžioj ir mokykloje, bet man kažkaip tai patiko, nežinau kodėl. Čia taip turbūt yra iš vidaus, kaip sakoma, kažkam tai patinka. Aš mėčiau kamuolius, bet kur, kai dabar prisimenu, namuose būdavo centrinio šildymo vamzdžiaidavo. Aš paimdavau kamuoliuką teniso, nes ten buvo tarpas labai nedidelis ir aš vakarais ten turbūt kiekvieną vakarą aš metu ir dar įsivaizduoju, kad ten žinau pavardės kai kurių žaidėjų ten aš metu ar kitas ten lenktyniausiu, galvoju sistemą visiškai. Tada lauke už suolo mėtydavom, paprastas suolas su atlošu, atitrauki kažkiek, tai ne krepšinio kamuolys, guminis kamuoliukas toks nedidelis. Tenai meti vėl iš toliau, iš arčiau, kaip įsivaizduoju, kaip krepšį. Tada mėtydavom netgi, kur yra kilimams valyt, dulkint, kiemuose stovėdavo tokie metaliniai karkasai, ten būdavo toks ilgas, 2 vamzdžiai, atstumas gal 2 metrai, ir tarp tų vamzdžių būdavo jau didesnis atstumas, ir ten jau galima buvo mėtyti didesnių kamuolių. Tai paskui jau lauke kiek įmanoma, žaisdom ir futbolo, kaip kaime, tik tai nutirpdavo sniegas, ieškai kur ant kalniuko išeiti į lauką. Visi būdom lauke. Krepšinis taip pat grunto aikštelė buvo aštuonmetiai, ten mes kiek norėdavom, tiek žaisdavom. Tai vat buvo toksai nuo
pačios vaikystės, jaunystės ir... Laisvalaikio praleidimo būdas. Jo, laisvalaikio, bet man labai patikdavo, aš labai norėdavau ir aš mėgdžiaudavau, paskui jau kaip buvau jau paauglys šiek tiek ten, koks 6, 7, aš jau mėgdžiaudavau, žinodavau jau pavardės kai kurių žaidėjų ir Lietuvos tai be abejo, bet ir kitų komandų, kas man patikdavo, kokie ten žaidėjai, aš mėgdavau metimą, nes metimo ten nieks man neįsakydavo kaip mes, nes nebuvo, ten buvo fizinio laimo. Mokytas pasdirektas. Lavino tą metimą, ne? Jo, kažką tai aš mėgdžiau, grinai, aš atsimenu, netgi numeris mano 14 kažkodėl patiko, man atrodo, kad buvo kažkoks tai, kiek atsimenu, pavardė tokia įdomi, Leningrado, dabartinės Sankt Peterburgo Blik žaidėjas, bet jisai toks pataikydavo šitą ir man patikdavo ir aš mėgdžiau to metimą, kažkaip tai mesdavo iš šono liktai, bet čia dabar sunku pasakyti, kaip ten būdavo. O toliau tęsiasi viskas Vilniuje, ne? Jūs studijavot Vilniaus pedagoginiam universitete? Ne, šitą aš baigiau 8-metę, paskui atvykau į Zarasų vidurinę mokyklą. Vienus metus, kadangi man 8 klasė ten padarė operaciją man ir sakė, geriau nevažiuoti dar mokytis, aš galvojau važiuoti į Vilnių. Po 8, nes mokslai neblogai sekėsi, bet man ta vidurinė mokykla, kažkaip tai egzaminai nebuvo prie dušios. Tai va čia irgi epopėja viena iš tų, kur atvažiavau į Vilnių, mano vienas iš kaimo draugas mokėsi technologijos technikume, dabar net nežinau, kaip vadinasi. VGTU, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Ne, buvo technologijos čia Cvirkos gatvėje. Tai va, ir aš jau padaviau dokumentus tenai. Jis papasako, ten yra komanda, nors ten komanda buvo pasirodo labai silpna, bendrabučio nėra. Aš apvažiavau Olandų gatvė Vilniaus politechnikumas dabar yra ir ten buvo, kai atvažiavau, kažkaip tai ten buvo vis laiko kotiruojamas jis aukščiau ir sakė, ten bendrabučio nėra, čia daug stojančių ir taip toliau. Atvažiavau po to dar pervažiavau, jau nors dokumentus buvau atidavęs, dar buvau nuvažiavam su mama, čia giminaitė viena, į Antakalnį statybos technikumas vadinasi, dabar meno ir kolegija. Vilniaus technologijų dizaino kolegija. Kolegija, jo, dizaino kolegija. Ir ten atvažiuoju, sakiau, kaip važiavom, kur stoti, nebuvau apsisprendęs. Taip tvirtai, jau daugiau technologijos to technikumą, sakiau, kur, bet į statybos technikumą tikrai ne. Man nepatinka statyba, ten nešvaru, man reikėtų, kad švaru, būtų atsakingas už tam tikrą plotą, ten, ir kaip amžinasis tėvas sakydavo, jau jeigu nesimokysi, tai tave statybininkas priims, nes buvo statybininko profesija ne ta, kur dabar buvo, ten ir išgerintis, ten ir visai. Anekdotų. Tai va, atvažiavau ir man bendrauti duoda, stojamųjų nereikia laikyti gerai baigiau aš 8 gerais pažymiais. Sporto salė nauja, bendrabutis 10 metrų, ten praeit minutę ir viskas nauja. Aš per naktį permiegojau, galvoju, reikia keisti man viską. Ir man tas visas ir sąlygos, ir priėmimas, ir dėmesys, ir ypač krepšinio salė. Taip atsidūrė statybų. Ir aš baigiau įstojau į... Kitą dieną paėmiau dokumentus iš ten, atvežėm čia, laikyti egzaminų nereikia, mane automatiškai priėmė ir aš įstojau. Atvažiavau 15 metų į Vilnių, nemokėjau praktiškai apie krepšinį nieko. Kai kurie dabar, kiek aš bendrauju su Sostinės krepšinio mokyklai 15-mečiai, tai ten 99% daugiau moka negu aš, ko gero, 95 tai tikrai procentai, nekalbant apie tos, kurie jau sportuoja. Tai bet aš pakliuvau Buvo treneris, kuris entuziastas, supratimą turėjo ir mane, ne tik tai mane, ten mes tokių daug buvo ir pradėjo, ir mus išmokė to abėcėlės krepšinio, kur su krepšinio IQ, ir aš užsikabinau šiek tiek, ir pasiekiau tiek, kiek galėjau pasiekti, nes aš daugiau pasiekti negalėjau. Tai kokios buvo lubos? Ne, lubos mano buvo, aš žaidžiau nacionalinėje A lygoje, dabar nacionalinio krepšinio lyga, teko žaisti su tais laikais statybą baigusiais, Vilniaus statybą baigusiais krepšininkais, kai vienas draugas juokaudavo, mes žaidavom tokiai komandai Vilniaus elektrografija ir
visiems dabar aš primenu netgi, kai sustinku ir statybos žaidėjus, sako, susirinks pas mus čia, mes jauni, virš 20 metų, apie ten 18, tokie vis tiek jaunesnė. Sako, visą susirinks Vilniaus statybos čia komandos kapinynas. Na ir dabar galvoju, tais laikais, tas kapinynas, ką reiškia kapinynas? Reiškia, žmonės jau baigė karjerą, ateina pas mus, kaip ir dabar. Tai tam, tie, kurie baigė, buvo 28-29 metai, Kazlauskas, Andriūnas, Pavilonis, ten iš senesnės kartos. Čia jūsų komandos draugai? Mano komandos draugai. Ir aš dabar treneriams sakau kai kurios pavyzdžius ir kas man įstrigė nuo tų laikų. Ne taip, kad ten krepšinė tos elementus, bet perdavimas laikų, kodėl laikų, ta patirtis, tas krepšinio IQ, tas krepšinio supratimas. Ir aš pasiekiau tikrai palyginus iš niekur, bet kad pakliuvau su tokiais žaidėjais, su treneriais ir mane išmokė tą krepšinio supratimą. Aš neturėjau nei technikos, aš ten, kaip sakė, aš jau kaip pradėjau varyti, tai man pačiam baiso, žiūrint dar baisiau. Savo mokslis vaikis iš Zarasų kaimo. Visiškai savo mokslis. Bet staiga atsidūrė šalia Jono Kazlauskas statybos. Jo, čia ir kai aš sakiau ir šitą, ir man daug padėjo, ir dabar sustinku ir draugauju, ir pasikalbam su kai kuriais. Jie formavo jūsų krepšinio IQ? Visiškai ir krepšinio, ir gyvenimo, ir kai kurie yra daug padėję. Mykolas Karnišovas daug padėjęs yra, netgi jis buvo kažkada tai parduotuvės, čia prie Olandų žiedo direktorius, jis ten vaikams mišinukų suorganizuodavo, kaip aš galvoju, aš buvau visiškai kaimo vaikas, ne krepšinis, nežinomas, bet ta buvo toksai netgi atlyginimo, kas abejoju, ar būtų dabar taip. Mane buvo įdarbinę, buvo Krantinės gatvėje, elektrografijos institutas toksai. Mane įdarbino, ten rusų kalba, ten buvo ta vadinau pašto dėžutė, ten turbūt, ką jie gabindavo, ten net nežinau. Ir įdarbino, žiūriu darbo knygutėj, bajanist Masavik. Aš įsiverčiu, rusų kalbą mokėjau, bajanist, viskas aišku, groju su bajanu. Taip. Bajanas tai yra čia kaip akordeonas, ne rusų instrumentas muzikos. Masavik, galvoju, ką reiškia tas Masavik. Paskui tik tai jau įsiaiškinau, kad Masavik tai yra masinis, kultūra masinė, reiškia, tu turi dalyvauti grot su bajanu masinėse renginiuose. Ir ateini eilę stovit, pasimti atlyginimą, gal buvo 35 rubliai, arba 45 rubliai ten. Ir toks šitą stovi, galvoju, paklaus, kur tu ten ką darei. Nieko, aš nieko nedariau, tik įdarbinta, gauni kažkokią tai ten... Tam žaidži už tą komandą. Jo, žaidži už tą komandą, ten kažkas suorganizuoja, kaip ir aš ateinu, pasiimu tenai, bet ką norėjau pasakyti, aš ten gaudau ir visą laiką, Algimantas Ivašauskas, krepšinėje labai nusipelnęs Lietuvoje žmogus, jis buvo ten kaip ir vadovas komandos tos, jis visą laiką mums jauniems, ten ne vienas buvau įdarbintas, ten kiek galėjo maksimaliai, tiek įdarbinau žmonių, ten 5-6, kurie nedirbdavo, ypač studentai, visą laiką palikdavo 10-15 rublių. Tai tais laikais tikrai buvo stipendija, gaudavo 30 turbūt rublių ir 15 rublių tai buvo tikrai dideli pinigai. Tai ta dalyba, ne taip, kad tu jaunas džiaugis, kad čia apskritai tu esi šalia tokių tais laikais krepšinio žvaigždžių, tave priima į komandą, bet tau dar ir moka. Čia aš Algimantui irgi primenu. Tai dalį savo atlyginimo turėtų atiduoti komandai. Jo, tai tą atiduoda, pasidalinam, nes ten kažkiek tai ten, tokie čia atlyginimai čia žaidėjom. Jo, čia kažkiek tai ten kas daugiau, bet ten ne taip, kad atėjo Jonas Kazlauskas ar Algimantas Pavilonis, jiems ten po 50, tau ten 3 rubliukai, kad tu džiaugis, kad tu gavai, arba tau nieko, taip nebūdavo ir buvo tokios sąžiningos dalybos. Aha. Tai čia labai įdomi istorija, atrodo tokia net sudėtinga suprast tokius laikus, kai dabar jau yra ten 10 000, 100 000 kontraktai krepšininkam ar ne, kai vaikam yra visos sąlygos žais krepšinį naujosios aikštelės tiek mažose miesteliuose, tiek čia vasaros stovyklos. Jo, labai daug paėjo, bet baigė krepšinis į priekį, bet vis tiek iš žaidėjų jūs netapo treneriu, jūs nuėjote į sporto vadybą. Aš gal netapau treneriu vėl dėl savo tokio kaip nepasitikėjimo charakterio būdo. Aš galvojau, galėjau būti teisėjų. Norėjau gal. Man nebuvo taip, kad taip kažkas tai tokio
atgrasančio, kad va teisėjas, tai tais laikais ten, dabar tai teisėjo kitaip ir ten tai buvo kaip visokių ir sugipsuotų rankų vadindamų, kur ten tau gali išvilt bet ką ir belė kaip ten istorijų visokiausių yra buvę, kai tai žaidavo kokios sporto taurės rungtynėse, nuvažiuoja į Jonavą arba čia atvažiuoja, kur mes nusivežėm teisėją ir ten nusiveža, duoda teisėją ir vienas kitas švilpia nesąmonės visiškai iki tokio lygio. Bet aš galvoju ir taip pat ir trenerių. Bet aš paskui jau baigiau statybos technikumą, paskui įstojau į VC VGTU, visiškai dirbau 5 metus. Nesu krepšiniu. Nesu krepšiniu, sportuodavau, man patikdavo ir mane tas, sakau, charakterio savybės, galvoju, aš nieko nebaigęs tada, nepraėjęs vis tiek, nei sporto mokyklos. Ir aš galvoju, kad nemokėsiu teisėjauti, nemokėsiu treniruoti, aš man ten vis tiek lygiuojasi į kokį Joną Kazlauską ar dar kažką. Nebuvo tikėjimo savim. Nebuvo tikėjimo savim, nors paskui pagalvojau, kai pamačiau, kas kaip dirba ir kokie treneriai ir teisėjai, galbūt būčiau per keletą metų investavęs į save ir galėčiau galbūt būti treneris arba teisėjas dar tais laikais, bet čia jau laiko neatsuksi ir... Matot, kiek lemia psichologija, ne tik aikštelėje, bet ir gyvenime. Tas drąsa, nebijoti, eiti, bandyti, čia rizikuoti. Viskas yra tas pats, čia yra daug, ir kaip tenka sudurti su krepšininkiams, kaip dirbau su kibirkštim jaunaisiais talentais ir dabar dar diskutuojame. Tas savim pasitikėjimas yra labai svarbu, ypač dabar, kur reikia stumdytis ir alkūnėm ir jeigu aš nemesiu, tai mes draugiai, tu galėjai mes, bet atidavėjai, dar tokių yra daug niuansų, ne tik tai sporte, bet ir gyvenime, kur reikia kovoti žymiai anksčiau, tai vis tiek būdavo daug sudėliota, tu baigi, tu gauni darbą, tu gauni butą ar bendrabutį, tas viskas ne iš karto, bet yra kažkoks tai, o dabar to labiau, kad yra ir norai jau 20 metų, 18 jau nori turėti, kiek aš turiu 60, kiek mano įdėta darbo, nieks nemato. Taip, bet Valdai, jūs vis tiek esate jaunatviškas, žiūrėkit, būdamas net 60, jūs stojate į universitetą, vadovau, kartu mokėmės, baigėm trenerio specialybę, įgaunat ir prisijungėte iškart, tik baigęs universitetą prie Sostinės krepšinio mokyklos, sporto tampat konsultantu, pats vedat irgi treniruotės, prižiūri trenerius. Kaip jaučiatės dabar šitam gyvenimo etape, ilgą laiką praleidę sporto vadyboje, ar ten aukšto meistriškumo komandų treniravime ir staiga patekęs čia į vaikų kryptį? Jo, tai visų pirma, ačiū, kad Adriu pakvietėt šitai čia prisidėti prie Sostinės krepšinio mokyklos. Tikrai aš iš vidaus nuoširdžiai sakau ne dėl to, kad čia mes dabar laidoja, nes liktai kaip šnekėsi su treneriais, tai vienas pavyzdys, nori patirties, bet iš kitos pusės patirties niekam nereikia. Tai dabar dirbu su jaunatvišku kolektyvu, tai man irgi reikia kaip vis laik pasitemti, kaip dirbau su kibirkštim, su jaunaisiais talentais ten 16-17 metų krepšininkės mergaitės, tu turi ateiti pasitempęs, pasikvepinės, nusiskutęs, negali ateiti tą. Ir kaip viena krepšininkė man sakė, treneri, jūs dar nesenas, nes, sako, mano ten ar močiutė, ar tėvai tenai, priklausomai ar vyresnio amžiaus ten žmonės, o mano laikais tai buvo taip ir buvo. Tai sakau, aš tai irgi sakau, kažką tai derini ar lygini, kas buvo mano laikais ar tą, bet aš niekada nesakau, o mano laikais buvo taip, čia buvo taip. Aš tik tai galiu pasakyti, kad, buvo taip. Čia kai buvo su Martynu pavyzdys, sporto salė nuėjom ten į vieną mokyklą, ir ten dabar kaip tie būdinčios, ten anketą vos neužpildyti reikia, kas, kur, kaip, kodėl, nors buvo ten su treneriu suderinta. Aš tik tai pasakysiu, kas nežino, Valdas Gecevičius yra Martyno Gecevičius, jo tėtis, 2 kartų Eurolygos čempiono. Tėtis, čia tiek Lietuvoje turbūt neturim, tik Šarūnas Jasikevičius yra 2 kartų Eurolygos. Šiškauskas turbūt. Ai, Šiškauskas, jūsų sūnus irgi turi tokį tipą. Tai ir jisai, ir Martinas sako, dabar neįmanoma čia, kaip tarybiniais laikais, neįmanoma įeiti į salę taip laisvai mokyklai. Sakau, Martynai, aš mokiausi Zarasuose, aš krepšinio salėj ten kiek norėjau, tiek sportuodavau, kai būdavau ten išskyrus treniruotės, ten rankinis ar kažko kitas. Bet aš eidavau laisvai iki pat, kol išvarydavau, ten 9-10 jau reikia šitą į butą grįžti, ten kur gyvenau ir ten kažką ruošti pamokas ar eit miegot. Tai aš tikrai kai kur lyginu, nelyginu, kad ten gerai, bet pavyzdžiais. Tas anas, tai čia toksai
tas jaunystė, kai tu dirbi su jaunu kolektyvu, tu turi negalvot, kas ten tau buvo ar kaip tu turi eiti į priekį, tuo labiau, kad visas gyvenimas ir krepšinis, ir ne tik krepšinis eina į priekį. Ir čia vienareikšmiškai, jeigu tu nori patart treneriui, tu negali sakyti, va, aš girdžiu dar treneriui, dabar aukšto lygio treniruoja rinktinės, o čia 20 metų, man čia viskas tinka, nieko aš nenoriu keisti, nu palauk, tai taip nebūna. Ta filosofija krepšinio keičiasi, krepšinis pas keičiasi, žaidėjų mentalitetas keičiasi. Tie, kas nesikeičia, jie lieka užribį ir tiek, ir labai greitai. Yra daug pavyzdžių, kai treneriai su Lietuvos rinktinė dar neseniai laimėję medalius pasaulio čempionatuose staiga tampa, niekam nereikalingi. Ir taip, tai yra skaudu, bet viskas yra taip, kaip tu taikaisi prie naujovių. Ir kaip sakot, keičiasi viskas labai greitai. O ką patartumėte tiem tėvam? Pats esate užauginęs Eurolygos čempioną 2 kart. Martynas Gecevičius 20 metų žaidžia jau krepšinį, Lietuvos krepšinio lygoje yra viena didžiausių lygos žvaigždžių. Ką jūs kaip tėvas darėte, kad jūsų sūnus, neturėdamas ten išskirtinių fizinių savybių, ūgio virš 2 metrų, ar ten kažkokių super šuolių, ar galių taptų tokio aukšto lygio žaidėjų? Čia, man patarti, aš jau kaip iš gyvenimo irgi čia patirties galiu pasakyti, patart bet kurioje srityje yra labai sudėtinga. Čia nėra tas, kas tiko Martynui, gal netiks kitam žai. Man tai keista, kai tėvai, va, čia aš užauginau, mano čia vaikas ar dukra ar sūnus toks, jau čia aš dabar pasakysiu tėvams, bus tokie, nebus niekada tokie. Galbūt kažką pastumsi, galbūt kažkas kažką pasims, bet kiekvienas yra individualus. Tiek tėvai, tiek santykiai su tėvais, tiek treneriai, tiek mokykla, tiek vieta, čia tiek turi daug sukrist. Čia vienam tinka, kitam netinka, čia bet kur. Kaip sakau, ištyrė, kad reikia 3 kavos puodelius išgerti, kažkas, kaip pavyzdys. Tai auksinio recepto nėra? Auksinio nėra. Ką aš dabar pastebiu, arba patarimas, kad mažiau aiškintų vaikams, ką reikia daryti. Va šitas yra, čia yra vaikams peilis, galvoju, ir aš ir per rungtynės stebiu, ir netgi per treniruotės, kai kada, per treniruotės mažiau jau tenai tėvų būna, bet per rungtynės su patarimais, kurie tėvai net supratimo išsitikinės neturi, mamos ypatingai apie krepšinį, ir jos patarinėja vaikams, kur ten tos vaikas, kai aš sakau, išbėgtų mama arba tėtis aikšteliai su trumpa apranga, 40 ten tėvų arba vaikų švilptų ir mes, ką tu čia negali mest ar dar kažką, tai pasižiūrėsiu, čia būtų kaip sakydavo, nuogas į dilgėlės arba išmest. Kad tai pajustų patys, ką jaučiu jų vaikai, jiems reikia patirti tą patį. Taip, patirti čia, jeigu tu nepatirintum, tai ką tu ten įmest negali ar dar kažkas. Tai va tokio recepto nėra. Šiek tiek reikia vaikams ir, kai sakau, negali, tu turi ir paskatinti, nors Martynas buvo nuo mažens, jis turėjo tikslą, jis turėjo krepšinį, jis atstumė visas tas paauglystės, jaunystės, pagundas, kitus dalykus į šoną, jis norėjo būti krepšininku. Ir labai daug dirbo. Dirbo tada... Namie tikrai, prie krepšio, ir su manim, ir indaliai, ir treniruočių, rungtynių labai būdavo daug, net ten per daug. Nes su treneriu Milanu jūs irgi turėtų komunikuoti, ar ne? Kiek poilsio Martynui duoti? Ten nebuvo tokios komunikacijos, ten dabar buvo treneris, tai treneris, kad dabar treneris ateitų ir kad mes tėvai būtum pasakę, kad treneriui ten tą kažką, tai taip, ten kažką paskui galvodavau, atvesdavau treneriui kažką, tai, bet nebuvo ten man labai, pas Milaną, man atrodo, nebuvo, pas kitą trenerį buvau šitą Rūtenį Paulauską, sakau, tegu ateina pasižiūrėti, pravesti treniruotę, kaip vyksta, mačiau, kai kažką, tai, kad keisti reikia, tai treneriai priėmė, viskas ten tvarkoja, bet taip sakytum, kad ten tu daryk tą ar aną, ir kodėl mano vaikas tenai, gal būdavo ten kiekvienas tėvas nori, kad, įsivaizduoja, kad turi žais, kad jisai geriausias, greičiausias ir taip toliau. Tai vat ir kaip pavyzdys dar, mano sūnus yra Marijus antras, vyresnis, ir man būdavo sakydavo treneriai, ypač Marčiulionė, kai susitikdavom ten, kurie dirbdavo, o kaip čia tavo vieną žaidžia, ką tu čia jo negali priversti? Sakau, aš jo nepriversiu, aš jo galiu tik tai patart, kažkur tai galbūt paspaus šiek tiek, bet jeigu nenori vaikas, tu čia nieko nepadarysi, čia tu gali, norėjau, čia super talentai būna, bet jie nenori. Ne vien gyvenime krepšinis yra, čia yra ir krepšinis, tas yra labai sunkus darbas. Martynas turėjo didesnę meilę ir aistrą krepšinio, ne? Jo, vienareikšmiškai, jo. Ne, taip. Ir talento turėjo daugiau, ir
metime, suvokime ir norė. Tai va aš tą lyginu, kur aš galėčiau sakyti pagal Du vieną vaikai, taip, jo čia, o visiškai skirtingi keliai. Ir čia natūralu taip turi būti, nes jeigu valio, jeigu tinka, jeigu patinka, jeigu nori, tai tu gali paskatinti, jeigu ne tai. Tai tėvai iš esmės turėtų būti ir gali didžiausi palaikytojai ir pasitikėti trenerių, treniruočių procesu, ne, ir duoti čia. Jo, čia turėtų būti, kiek mes su treneriais šnekam ir tema tokia yra santykiai su tėvais, nors kiek aš čia buvęs, nebuvo taip labai, ypač mažuosius ten tikrai palaiko nuoširdžiai, turėtų palaikyti, čia yra kada vaikams džiaugtis. Jiems spaudimas, jiems namuose ateina po rungtynių, ne prie trenerio, prie tėvo aiškinti. Mokyklai spaudimas reikia 10. Taip. Šteliai spaudimas. Visur spaudimas. Kada vaikui, krepšinį anksti, mokslai anksti, viskas anksti, būreliai tai dargi ten lengvoji atletika ir baseinas ir dar gal kultūra, menas. Robotika, taip. Tai viskas. Kada vaikui gyventi, nėra jam įtampa, reikia atsižvelgti tą, kad būt vaiko vietoje, išeiti, tie gali šnekėti, kaip kurie nebuvę viešoje vietoje, ateik ten į aikštelę ir pasakyk kažką tai, netgi būdamas vietoj trenerio. Ir čia grįžtam mūsų pokalbio pradžią, Zarasai, mokykla, aikštelė, draugai, ar ne, ir visai tas spaudimo tokio nėra sukelta, kad tapsi valdai tų krepšininkų, mūsų šeimą išmaitinsi, turi žaisti NBA. Jo. Laisvė pačiam rinktis kelią, pačiam, kur aš noriu gyventi, kur aš noriu mokytis, taip. Ar aš noriu žaisti krepšinį ar nenoriu. Daugiau pasitikėjimo kreditų, ne? Taip. Ir leisti, tada čia yra turbūt ta formulė sėkmingo žmogaus. Jo, ko gero viena tas, čia dabar yra perspausta per didelį įtampą, aš dabar čia ir daug psichologinių problemų ir su vaikais, ir su tėvais, tai čia natūralu, nes tave vis laik spaudžia. Tu turi būti toks anoks, nes dabar yra sportas, kas yra pragyvenimo šaltinis. Taip, verslas. Kiek dabar užsidirba per Lietuvoje baigė, Rūtenis Paulauskas, man atrodo, yra skaičiavęs kažkur. Iš 10 000 1, 2 turbūt tampa aukščiausio lygo krepšininkais. Kaip Domantas Sabonis. Jo, tai čia turi viską sukristi. Kodėl NBA irgi ten atrodo daug gerų žaidėjų, išimk europiečius Aziją, lieka amerikiečiai ir ten nėra labai tų ekstra klasės. Ekstra klasės, kurie investuoja save, turi duomenis, turi talentą ir turi norą. Taip, treneri, mūsų laikas taip greitai baigėsi, mes tik tais pusvalandį laiko turėjom ir jis praskrėjo, atrodo, galėtume kalbėti apie Lietuvos krepšinį, apie jūsų karjerą krepšinio federacijoje. Tai tikiuosi, kad tų podcastų dar bus ir mes turėsime progą pasikalbėti iš arčiau ir apie tos Lietuvos jūsų akim sporto krepšinio problemas ir galimybės augti, apie talentų rengimą, nes viską matot iš arti, aš tai iš pabaigai norėčiau tokius 2 klausimus. Tai vienas, kaip treneriai priima jūsų pagalbą, kai jūs dabar ateinate ir juos konsultuojate, kartu vedate treniruotes? Aš labai džiaugiuosi treneriams ir kitiems kolegoms savo, sakau tiesiai šviesiai, sakau, man jau malonu pasidarė dirbti, kadangi ateit patart ir ateini, patari, jie manęs nežino, aš jų nepažįstu, kartos skirtingos, čia yra mano vaikai, daugiausia amžius, kai kuriuos aš net nepažinojau, kai kuriuos iš matymo, su kai kuriais esu bendravęs. Ir ateini kažką patart, galvoja, kas čia atėjo, kaip Andriu pats sakė, 60 su viršum, čia senų pažiūrų galbūt, ką iš čia patars, ar iš čia taip daugiau kritikuos, tai aš vis laiką ateinu ir sakydavau, kad ateinu padėti jums, ne kritikuot, jūs priimsit, jūs treneriai, jūs priimsit patį sprendimą. Tai va dabar labai džiaugu, kad jau su kai kuriais daugiau bendrauju, daugumą priima, jau kviečia į treniruotės, kada atvažiuosit. Čia ačiū, kad padėjot, čia aš pasakiau kažką, tai va, to nebedarom, geriau gaunasi. Man labai malonu su jais tada bendrauti, dirbti. Ne visi, galbūt kai kurie yra uždaresni, kurie net tiek prisileidžia, galbūt galvoja, čia natūralu, kaip pasakau, mes galim pasišnekėti, jūs galvo palinksėsit, o treniruotį darysit kitaip. Čia yra, nesu aš kažkoks tai, aš tokio iš paprasto krepšinio, ką aš galvoju, kad vaikai turėtų mokėti, mes diskutuojam. Tai labai tikrai džiugu dabar dirbti ir kad atsirado kontaktas ir toks betarpiškas kontaktas, jau mes galim kalbėti, pasiginčyti, padiskutuoti. Kaip lygiaverčiai kolegos? Jo, kaip lygiaverčiai kolegos, čia mano toks ir tikslas, kad kažkas tai galbūt kažkam tai vaikui, nes treneris
kiekvienas ir aš tą patį, dirbi, atrodo, kažkas nesigauna, gal kažko kito reikia, gal tą, tai čia visą laiką... Visą laiką ieškai atsakymų. Išklausyti reikia, o priimi sprendimą, tu vadas esi, čia visą laiką, bet kur. Čia auksinė taisyklė, kad leist patiems nuspręsti ir prisimti atsakomybę už tos savo sprendimus. Na, Valdai, aš dar pridėsiu, kad treneriai irgi labai džiaugiasi jumis, jie sako, jisai ir koliukus sunešioja, jisai ir padeda tokius dalykus, kaip asistentas, sako, ateina, atrodo, kad aš turiu asistentą ir tie su mano supratingi treneriai, jie labai to džiaugiasi. Na ir toks paskutinis klausimas, ko palinkėtumėt Sostinės krepšinio mokyklos bendruomeniai, treneriams, tėveliams, vaikams? O, čia palinkėt daug, čia visų pirma reikia džiaugtis, krepšinis yra žaidimas, kaip ir begalė daugybė. Žaidimas. Reiškia, turi žaisti krepšinį. Ne deriniai, ne individualus, ten tą, visko reikia. Bet turi, kai žaidi žaidimą, bet kurį ten žaidi žaidimą, ne, laukia ten, tau turi būti teikt malonumą. Vat šitą šiek tiek, ypač pirmokėliai ten arba šitą jaunesnį, jie turi jų nespaust, jie taip atiduoda visą širdį, jie dar nemoka įmes, nemoka varytis, bet va tą reikia džiaugtis, reikia palaikyti treneriams reikia bendrauti su tėvais, aiškinti situaciją, kad ne visi bus, kad čia daug darbo reikia įdėti, ne visi dirba ir tą pačioj treniruotėje, juk vaikai skirtingai dirba. Taip. Tai va, kad būtų visiems suteiktų mokyklai džiaugsmas, treneriams džiaugsmas, vaikams džiaugsmas ir tėveliams būtų džiaugsmas. Bendrystė, pozityvas ir bendradarbiavimas. Gerai, tai ačiū Valdai Jums, kad atvyko šiandien čia į mūsų laidą, man buvo didelė garbė Jūs pakalbinti ir tikiuosi ir mūsų bendruomeniai bus labai įdomu pažinti Valdą ir Gicevičių ir paklausyti jo minčių ir daugelis jo minčių yra iš ties teisingos ir manau, kad privers susimastyti. Ačiū Jums. Ačiū labai.